Pasiėmiau buferiuką, užlitavo parkų skylės, sportui mums nereikia jų, buferiukas, kapotas yra įdėtas, sparną turiu salone pasidėjęs, kad nesitrankytų, varau tiesiai pas dažytą ir palieku dalis per savaitgalį, penktadienio vakaras, dabar jau darbų pabaiga beveik, tai sparniukas. Palieku dalis ir sakė, pirmadienį galėsiu pasimti ir surinkti viską. O antradienį užsirašiau jau 1 valandai suvedimui su ekspertizės lapu ir varau tiesiai į ekspertizę. Driftai baigti, nebeužsiemam tom nesąmonėm. Ne, buvo labai fainai. Tai toliau judam prie antruko. Biški buvau pamiršęs, tagi priešrūko mygtuką įdėjo, bet tai reikia sukoduoti, kad dar veiktų tas priešrūkas. Tai kraunu Santralo, vežu iki elektriko, greit paskambinau ir varau iki pas dažytojo, pasiemu kėbulo dalis, nes sakė, pirmadienį darbų galą bus viskas jau pilnai pabaigtam dažyta ir šiandien turim surinkti, nes ryt 1 valandą suvedimas su lapu ekspertizijai, nors suvedimo šiaip čia nereikia, ratai nieks negavė, bet vis tiek tokia procedūra privaloma, tai suvedimas ir tada ekspertizė. Greitai porą minučių tik užtruko, čiurkšt, šviesos įjungtos, prieš rūkos yra, nes prieš tai ir čia net neužsidegdavo ir va, užsidega tvarkingai, abiejose lempose, viskas orkai priklauso, gazuoju toliau dalių. Sėmiau va lempas, sulitavo, toj parodysiu. Taikiklius. Čia vienos auselis nebuvo, tai va pagamino, šita sveika, šita viršutinė sveika, ant kitos lempos irgi lygiai tas pats. Tai stiklai tokia pablukę, bet esu užsakęs naujus stiklus, tai gausiu, vėliau pakeisiu, duosiu vrapdokui, kad apklijuotų, patamsintų, padarys čia, žodžiu, vaizdelę gerą. Tai iš karto metam mašinas, dalis ant mašinos. Tai va, bamperiukas, sparnas, čia kur va buvo kantelis įdaužtas ir čia buvo kantelis įdaužtas, tarpai sueina. Surinkau paskutinės trūkstamas dalis, tai centrinės buferio grotos, M po sparniukai, tai orgus visiškai naujus gavau, tada buvau jau nupirkęs šoninės groteles. Šitas pirkau specialiai su skylėm prieš rūkam, nors prieš rūkų nebus, bet tam, kad čia ateityje pasijungtumėm žarną ir būtų į oro padavimą arba į stabdžių aušinimą labai patogu. Nuo šitų skylių nereikia nieko gręžti, gaminti viskas originaliai. Tai dabar pasidarėm tokius dangtelius, tai jie čia įsidės, užsiklijuos ir iš tos pusės atrodys, va taip, dabar tiesiog uždengta. Einam iš karto renkam, dedam groteles, reikia dar atsargiai viską, nes lakas minkštas, sakė. Tai va, kaip matot, F-kę beveik pilnai surinkta, tai trūksta centrinių grotelių tik. Grotelės turim irgi čia naujas, kiek čia galvoju dabar tų valandų. Tai dar normaliai, dar tik tais po 9 biškį, ryte dar nulėkiu, visai pamiršau. Naują ženkliuką BMW nuperkam, tokią smulkmenas užsibaigiam. Ką, turim tokį vaizdelį, tai tuoj dar greitai įdedu groteles ir pažiūrim galutinį. Reiks kuro baką pilną pripilt dar to pačiu, nes ekspertizijai tokie reikalavimai yra. Ryte draudimą atsiunčia, turėsim užbaigtą, tai labai greitai atrodo pasidaręs, neatrodo, labai greitai ir pasidarė, nes dabar yra savaitė laiko, kai mes jį turim parplaukusi iš Amerikos. Truputį daugiau parplaukusi, nes dar Klaipėdai pastovėjo, bet pas mus čia namuose savaitę laiko ir toks gražuolis. Na, jis labai patinka, kaip atrodo. Tai dienos švieso iš vis turėtų būti raketa. Tai antradienis suvedimo ir ekspertizės diena, tai jau reikėjo iš tikrųjų būti pavydėjus į suvedimą, bet atsiminiaugi, kad čia padangos vasarinės, o dar kovo mėnuo. Tai žodžiu, greitai nuo mano F-kės lupam ratus su žieminiam padangom, dedam čia, antrokas suruoštas, apsaugos irgi uždėtos ir pasiėmiau dokumentus man. Vidų vakar išsivaliau jau, tai jau žymiai padariau ir lekiam toliau. Pirmas išvažiavimas su antruku, viską
viskas veikia gražiai, jokių bildesių, jokių nesąmonų. Tai per važiuoklį iš vis nebuvo jinai gavus, tai čia kiek čia 113 tūkstančių pravažiavus. Čia tire pressure išmetė, reikia sukalibruoti, nes kaip matėt, ką tik ratai užsidėjo nuo mano F-kės. Tai šitą kalibraciją toj padarysim ir dar meta lempų klaidą. Tai kai buvau nuvaręs, o čia rodžiau sukoduot galinį rūko, tai elektrikas sako, gal davai išprogramuoju iš karto, dar nebuvo priekinių lempų uždėtų, sakau, bet iš karto gal išprogramuoju tos corner lightus vadinamus, kur Amerikoje šviečia būna posūkio žibintas priekį, visada šviečia, bet kai jungi posūkį dar tada papildomai mirksi. Tai tuos išprogramavom ir pasirodo, čia kaip paprasčiausios tos lempos, tai nėra tų corner lightų, tai išsijungia funkcija gabaritų. Tai vat meta klaidą, šitą va tokį trikampiuką, tai varau greit iki elektriko, įjungia atgal tos gabaritus, pakeliui prasku pro šrotą, paimu BMW emblemą, kol elektrikas įjungs greitų išklijuoju, va čia pasiėmiau 2 pusės juostos, jis ne 2 pusės juostos tvirtinas ir užpilu kūro pilną baką ir varom suvedimas ekspertizį. Jau iš po elektriko, tai grybas, žodžiu, abidvi gabaritų lemputės tiesiog buvo perdegusios ir todėl nešvietė gabaritai. Tai greitai vietoje, ačiū, jam pakeitė abidvi lemputės. Tai jo, ledas, va, nei vienos klaidos ant skidelio nebėra, nuresetinau padangų daviklius, tai viskas veikia, viskas rodo. Greit nupyliau dar su vandeniuku dulkes, logotipas jau vietoj, truputį priekį susukus vairą liečia, nes gan aukštokas šitos padangos, tai kažkur susukus vos ten kabina. Bet dėl tiek čia dzin, manau, niekam čia nebus aktualu. Suvedimą padarėm, iš esmės viskas idealiai buvo, visiškai sakė, ta prasme, matos, kad niekad nedaužta, nes dabar mums čia irgi tik buferis buvo pažeistas, tai va, jau atsidaro vartai, atsidaro duris, negaliu įeiti, bet galiu įvažiuoti, varau į ekspertizę. Tai patikrino pakabą, patikrino šviesas, išmetimą, dokumentus sustikrino, dabar varysim pasisvert, tai va dėl to turi būti pilnas bakas kuro būtinai pagal reikalavimus, pasisveria, patikrina stabdžius ir ką, turėtų būti viskas soga, nes šiaip, nu iš tikrųjų, viskas ledas, kaip sakiau, suvedimas buvo ledinis, viskas kaulas, tai varau į vidų. Ką jūs galvojat? Turim registruotą antroką, visiškai road legal, viskas praėjo absoliučiai, bet tokių nesklandumų, numeriukai NAC 230 papuolė kažkaip čia pasitaikė toks 230 prie 230 netikėtai. Keistas jausmas, kažkaip labai čia greitai viskas praėjo, kuo toliau, tuo įdomiau čia daro, žiūriu kiekvieną minutę.